Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anu metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste bus panašiai kaip su 10 mergaičių, kurios pasėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi paikosios pasėmė žibintus, bet nepasėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasėmė indus ir alyvos. Jaunikui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta. Protingosios atsakė: kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beeinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, ėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašyti: gerbiamasis, atidaryk, čia mes. O jis atsakė: iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Sveiki, brangūs bendrakeleiviai, dar vieną sekmadienį pasitinkam kartu, lapkričio sekmadienį. Ir turbūt lapkritis yra vienas iš tų mėnesių, kai visa žemė apmirsta, numeta medžiai lapus, baigėsi žemdirbystės laikas, daugmaž, viskas taip nurimsta, nutilsta, aprimsta. Tuo pačiu lapkričio pabaigoje ir bažnyčia minės naujus metus, nes per Kristų visatos valdovo bažnyčia švenčia naujus liturginius metus, kurie išgyvena kitą slėpinį, mūsų viešpaties Jėzaus gimimo slėpinį. Šiandienos Evangelija, kaip girdėjome, aišku, kalba apie mūsų tikėjimą, apie mūsų pasiruošimą, apie nežinojimą nei dienos, nei valandos, kad budėtume ir lauktume ne tik Jėzaus ateimo, nes jis yra pažadėjęs ateiti, bet ir savo susitikimų su juo. Budėtume ir lauktume amžinybės. Nes Evangelijos laikų žmonės, jie laukia Jėzaus. Buvo visa tas, kada jis ateis. Buvo tas vienoks laukimas, mūsų yra kitoks, bet viešpats tikrai tikim, kad ateis į žemę dar kartą. O šiandien norėčiau pasidalinti keletą minčių apie tą budėjimą, apie patį laukimą ir apie procesą, apie mirtį ir mirimą. Man pačiam keletą metų yra tekę patarnauti Kauno klinikose, reanimacijoje, vaikų ligų skyriuose, patarnauti vaikams, kurie serga vėžiu, kurie iškeliavo į amžinybę ir taip neišėjo jiems pasveikti, nesugebėjo pasveikti. Būt šalia tų žmonių visados, kurie jau būdavo prie mirties ir būt šalia jų. Tai sunki, bet labai vertinga patirtis. Tai šiandien keliomis mintimis apie tai pasidalinsiu, apie tuos du procesus, mirtį ir mirimą. Taip pat keletą minčių yra iš Kubler-Ross knygos Mirtis ir mirimas. Jeigu kas turėsit galimybę, kviečiu paskaityti, tikrai labai įdomi knyga. Ir Bronnie Ware, Amerikos gyventoja, slaugytoja, kuri ilgus metus besirūpino mirštančiais. Jos knyga taip pat yra tikrai labai įdomi. 5 dažniausios apgailestavimų priežastys mirštant. Yra lietuvių kalba išleista, turbūt vokiečių, kas skaitot vokiečių tikrai, arba anglų kalba. Tai kviesčiau pasižiūrėti jas ir tas budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Yra labai trapu ir labai tikra, jeigu mes žiūrime savo vėl iš tos paties patirties Kauno klinikų, kiek teko matyti avarijose žmonių susižalojusių taip stipriai ir viskas jau prie amžinybės slenksčio. Žmonių, kurie dirbo, insultas, infarktas, dar kažkas, kad nežinome tos valandos, ar ne, ir ta batalyba Evangelijoje, kur yra kalbama. Tai yra turbūt mūsų tie vidiniai dalykai, ta lyva, ar ne, kas mus kaitina iš vidaus, ką mes viduje turim, nes amžinybė, kaip šventasis Pranciškus
sakė, nenusinešim nieko tai, ką turim, bet nusinešim viską tai, ką davėm. Tai jokio materialumo, bet viskas iš vidaus. Tai kur mano ta alyva? Ar ieškojau gyvenime tos alyvos? Ar tiesiog bandžiau pragyventi ir pragyvenau kaip išėjo? Taigi Brownie Ware, ta slaugytoja, įvardina visoje savo knygoje 5 priežastis, kur apgailestauja prieš mirtį išeinantys žmonės. Visas 5 dabar išvardinsiu ir paskui pabandysiu aptart kiekvieną iš jų. Kodėl neišdrįsau gyventi gyvenimo, kuris teisingiausias man, o ne aplinkiniams? Antra priežastis, kad nebūčiau tiek daug savęs atidavęs darbui. Ir dar toliau priduria ir pinigams. Gailiuosi, kad nemokėjau išreikšti savo jausmų. Trečioji priežastis buvo. Ketvirtoji, kodėl per mažai bendravau su draugais. Ir 5, gaila, kad neleido būti savo laimingam. Taigi per visą savo gyvenimą iš tikrųjų turėsim vieną patį esminį ir tikriausią dalyką. Visi kiti gali būti, gali ir nebūt, bet tas esminis tikrai bus. Mano išėjimas ir mano iškeliavimas. Mano mirtis. Arba pabaiga šios žemiškos kelionės. Ar esu kažkaip, ar galvoju apie tai, ar galvojau apie tai, ar ruošiu save tam. Bet tas neturėtų gąsdinti, nes tikrai mirtis, nekalbu apie tą kaip apie baimę, kad ją reikia įsivaryti savo kažkokią paranoją, kad viskas, mirsiu ir dabar niekur iš namų neišeinu, visur save saugau. Ne, aš ne apie tai kalbu, apie viltingą savo gyvenimo matymą, to paties savo gyvenimo pabaigoj. Kaip? Ir tai yra 2 tie procesai. Tai yra mirimo procesas ir pati mirtis, kuri mane ištiks ir kurią pasitiksiu ir kaip pasitiksiu. Vienas airių vyskupas yra labai gražiai sakęs, sako, kol aš esu, mirties nėra. Kai mirtis ateis, manęs nebebus. Tai toj vietoj baimės praktiškai neturėtų būti. Taigi pirma slaugytojos įvardinta priežastis, arba ji ilgą laiką rašė tiesiog dienraštį tokį visų žmonių išsakytas mintis ir paskui darė apibendrinimus ir būtent tas 5 išskyrė kaip svarbiausias. Kodėl neišdrįsau gyventi tokio, kuris būtų teisingiausias man, o ne aplinkiniams. Žmogus įvardyja prieš mirtį tokį dalyką. Labai dažnai tenka girdėti, kad žmonės gyvena gyvenimus tikrai kitų, pavyzdžiui, profesijos yra parinktos tėvų, ar ne, santuoka, kad ir kaip gaila būtų, bet padaryta kažkokia išsiskaičiavimo, iš nemeilės, bet tiesiog, tai bus geriau, darbas, tik tokį galiu dirbti, arba tik tą dirbsiu, kažkas man jį primetė. Tai kur yra mano gyvenimas, tokį, kokį aš noriu gyventi? Nes Jėzaus mintis ir buvo esminė, kad mums duotas gyvenimas labai unikalus, su visais talentais ir su visu kuo, ir turėčiau gyventi savo gyvenimą, ne tą, kuris mano yra primestas kažkieno, ar ne, ar tiesiog lieptas galbūt taip gyventi kažkam, bet tas, kurio aš noriu, tas, kurio aš trokštu, su visom jos spalvom ir grožiais, kur taip reikia rizikuoti, kur taip reikia kažką bandyti iš naujo keisti ir perlipti, kas yra sunku, sergant visom priklausomybėm, ypatingai apie alkoholį kalbėčiau ar narkotikus, ar ne, vėl žmogus labai dažnai galvoja, kad o kaip galėčiau išlipti iš to gyvenimo, ar nenorėčiau gyventi kitokį gyvenimą ir negaliu, ir ta priklausomybė primeta man tas pačias sąlygas, kad aš turiu gyventi priklausomybės gyvenimą, kurį man jį diktuoja, o ne tokio, kokio aš noriu, ko reikia žingsnių žengti. Vieną žingsnį kartu su Dievu. Bus parkritimų, bet nieks nesakė, kad gyvenimas bus lengvas. Tai tokį gyvenimą, kuris man yra teisingiausias ir geriausias, o ne aplinkiniams. Kažkada per atvirų durų dienas Kaune filosofijos studentai buvo užrašę tokį šūkį, kad mano gyvenimo maksima nebūtų maksima. Taigi gyvenimo maksima, tai reiškia visi didžiausi siekiai ir troškimai nebūtų maksima.
Šie kalbėjo apie parduotuvę tinklą Maxima, kad, tiesiog ne patį tinklą, bet kažkokią parduotuvę, kad visi siekiai nesiribotų tik tai tuo, jog pavalgęs, dirbu, o daugiau nesuku galvos. Kad visat būtų daugiau. Tai, kad išdrįsčiau gyventi gyvenimą, kuris yra teisingiausias man, o ne aplinkiniams. Pamedituokit ir paklauskit savęs. Aš ir to dažnai klausiu. Ir Viešpats atliepia ir išgirstu, ar gyvenu tokį gyvenimą, kuris man yra teisingiausias, ne aplinkiniams. Antra, jos užrašyta mintis, o kad nebūčiau tiek daug savęs atidavęs darbui. Ir toliau priduria pinigams. Labai daug laiko, dabar jau turbūt viskas keičiasi, bet kas atsiminsit, nežinau, turbūt 30 metų, 20 atgal, mūsų tėvai, seneliai Lietuvoje, kokia buvo esminė idėja ir mintis, tai būtinai pasistatyti namą, aišku, gerą namą, didesnį negu kaimyno geriausia būtų, nes vis tiek turėsi didesnį, tai galvos, kad ir geriau gyveni. Ir visą gyvenimą tą darė, arba nusipirkt butą, nusipirkt sodą, nusipirkt dar ką nors. Tam, neaišku kam, bet tiesiog reikia, nes, kad atrodyčiau geresnis, būčiau toks solidus prieš kaimynus, prieš kitus. Ir tada gyvenimas tampa parduotas. Tėvai nemato savo vaikų, vaikai tėvų, nėra bendrų švenčių, bendro buvimo, nes yra viskas kas. Tik tam, kad kažkam uždirbčiau ir kad kažkada būčiau laimingas. Ir kiek daug teko matyti tokių jau dabar garbingo amžiaus žmonių, kurie sėdi tuose didžiausiuose savo rūmuose, namuose, vieni. Nėra galimybės net jau ir dulkių apsivalyti nesunku. O namai pastatyti, bet jie tušti. Tai tas laikas ne kažkada susikurt gyvenimą. Nes neaišku, kada jisai, ar ne. Ar sulauksim to geresnio gyvenimo, bet dabar gyvent gyvenimą. Šiandien. Kažkada nėra. Kažkada tas labai neapibrėžtas yra tik šiandien. Ta vienintelė, tai nereiškia, kad reikia galvoti apie ateitį ir viską išleisti šiandien. Nors šventasis Pranciškus, žiūrėkit, kaip darė, nieko nepalikdavo kitai dienai. Kodėl tur buvo šventas. Bet viską, ką gavo šitą dieną, tą išdalino, ką turėjo, tą suvalgė, sakė, rytojus pasirūpins. Nes Viešpats pasirūpina padangių sparnuočiais. Negi nepasirūpins manimi. Tai tiesiog gyvenimas šiandien, ne kažkada. Ir pinigai iš mūsų, nežinau kaip iš jūsų, bet aš ir galvoju, jeigu kartais pradėt galvoti apie karjeras, apie kažkokius didelius pirkimus, dar ką nors, atima ramybę, nes gyveni ne dėl to, kad šiandien gyventum, bet dėl to, kad kažką įsigytum kažkada ir nežinai ir įsigysi. Ir visos mintis verda tik tame ir tada atima visą džiaugsmą. Bendrystės džiaugsmą su šalia esančiais, su šeima, su mylimais žmonėm. Tai kad nebūčiau tiek daug savęs atidavęs darbui ir pinigams. Trečia mintis. Gailiuosi, kad nemokėjau išreikšti savo jausmų. Mane tas labai nustebino, kad žmonės, atrodo, visi mes emocionalūs, dalinamės, bet ar ne, prieš mirtį tas yra toks. Gailiuosi, kad negalėjau išreikšti savo jausmų. Taigi net mokslininkai savo tyrimais sako, kad pyktis, pavydas, savęs graužimas dėl kažko, tai kenkia sveikatai. Tai tiesiog ardo mūsų iš vidaus ir tos emocijos niekur nedingsta. Šiandien labai daug emocijų yra, kai lyginam save su kitais. Labai graži reklama buvo per Lietuvos radiją, Viena lietus, seniai prieš kokius gal 5 metų. Reikia lyginti rūbus, o ne žmonės. Tai tas savęs lyginimas ir šiandien su šeimos nariais, su bendradarbiais, su draugais, kur norėjimas rungtyniauti ar kažko daugiau turėti, liktai tas priduos mano vertės kažkokios ar ne, atneša viduj pilna visokių jausmų, kuriuos be išreikšti, kad gali būti prastesnis dėl kažko, kad gali būti ne taip gal gerai gyvenantis, ne dar kažkoks. Tai tie jausmai, tos patirtis, tos emocijos, tos baimės, jos niekur nedingsta, jos nusėda mumyse ir paskui vienu kitokiu būdu prasiveržia. Kai kas užgeria tuos jausmus,
galima juos užgerti, kiti užrūko tuos jausmus, treti užvalgo, bet geriausia pasidalinti. Tai tą jausmą, kurį išgyvenu per dieną, kas mane galbūt įskaudino, jo nepalik, bet grįžus, jeigu išeina su žmona ar su vyru, su draugu ar drauge, pasidalinti, išsakyti ir Dievui galų gale, jeigu nėra, kartais gali būti ir nėra, kam jūs sakyti, Dievui sakyti. Viešpatie, šiandien mane įskaudino, pašiepė kažkaip, man taip skauda. Aš tą nešiojuos visą dieną, galbūt visą savaitę, gal visas metus ar mėnesius. Ir viduj mane tas ardo, nes yra tik viena mintis. Skauda, kad tu gal esi menkas ar kažkoks jam atiduot. Bet žiūrėt, kad viskas tai buvo emocija kažkokio žmogaus išsakyta, neaišku kaip, ir aš čia gyvenu ir tai mane leidžia gyventi. Tai labai svarbu. Išsakykim savo jausmus. Visus. Net kartais ir kitam žmogui, kuris įžeidžia mus, pasakymas, kad tu mane įžeidi ir man tas nepatinka, tai nereiks santykių nutraukimo, bet tai perkels į aukštesnį lygmenį. Tai sukurs tiesos ir atvirumo santykį. Jau ką kalbėti apie myliu tave, pasilgau tavęs, man tavęs trūksta, atsiprašau tavęs. Jausmai ir emocijos. Ir toliau einam 4. Kodėl per mažai bendravau su draugais arba su artimaisiais. Jie toliau knygoje labai daug bendryšių išrašė ir išpasakojo. Bet pas Dievas švenčiausiai trejybė yra bendrystė tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visas mūsų gyvenimas, iš esmės socialių žmonių gyvenimas, yra bendrystė, kuri prasideda nuo ryte atsikėlimo ir pabendravimo su šeimos nariais, važiavimo automobiliu ar traukiniu, kas važiuoja autobusu, irgi yra bendrystė. Tai ta tokia didžioji bendrystė, sakykime, arba sociali, bet yra artimoji, kur turim draugus, savo artimiausią, svarbiausią ratą, kiek su jais būnu, kiek galiu savo laiko jiems skirti, kiek noriu jiems savo laiko skirti, kiek noriu su jais dalintis. Ir vėlgi yra kažkokių baimių, bijojimo, kad atmes, kad netobulą gyvenimą gyvenu, kažkokių trūkumų ir tada vėl viską laikau savo ir nuo to užsidarau ir tiesiog nenoriu visiškai nieko įsileisti savo gyvenimo. Tai ta bendrystė, nes bendrystė pripildo, bendrystė perkeičia, bendrystė duoda džiaugsmą ir ne tik save parodai, bet ir kitą pamatai. Ir kaip būna gera, net ir savo bėdas, kai išsakai, o kai kitų išgirsti, supranti, kad galbūt ir ne tavo tokios jau didelės lyginant su kitais. Taigi, kad daugiau bendraučiau su draugais. Ir gaila, kad neleidžiau būti savo laimingam. Paskutinė išsakyta mintis šios slaugytojos Braunivėjo. Gaila, kad neleidau būti savo laimingam. Turbūt tokia tragiškai skambanti pati mintis. Žmogus, jau kažkada dalinausi su jumis irgi apie savęs priėmimą ir savęs atskleidimą, kad žmogus savo rankom, savo mintim, savo elgesiu save padaro didžiausiu savo priešu ir neleidžia būti savo laimingam. Ką reiškia būti savo laimingam? Tai investicija į save. Tai visa tai, kas mane padaro laimingą, nes mane padaro laimingą ne tai, ką turiu išorėje, bet tai, ką turiu viduje. Tai, kas mano širdį praturtina, ką galiu atsiminti, vėliau kažkuo pasidžiaugti, tai yra mano laimė. Tai ne tas yra kažkada girdėta turbūt Bilo Geitso ar Warreno Buffetto mintis, vieno iš tų pasaulyje turtingiausių žmonių, kad sako, kas yra milijonierius. Ne tas, kuris išlošia milijoną, tas, kuris 10 pralošia. Tai va ta drąsa nebijot ir investuoti į save, nebijot ir surizikuot gyventi. Tiesiog gyventi taip, kaip viduj širdimi kažkas sako ir ragina. Nebijot. Taigi, brangieji, pasidalinau tais keliom mintim, dabar norėčiau jas kažkaip suvesti į pačią tą vienintelę Evangelijos mintį, budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Tai va tie 2 procesai. Pats gyvenimas, kaip ilgas procesas, ruošia mus tikrai esminiam susitikimui, esminiam išėjimui ir kaip aš jį nugyvensiu. Tai
viešpats per šventąjį raštą. Angliškas labai yra gražus Biblijos apibūdinimas Bible. Anglai sako, tai brief instruction before I leave earth. Žodžiu, trumpa instrukcija prieš paliekant žemę Biblija yra. Tai vat šventasis raštas yra ta instrukcija, kaip čia ir dabar sugebėti išgyventi save, pilnai save ir tik save ir savo unikalumą. Ta prasme, bendravime su kitu, su kitais, su savo šeima, bet tai, ko man iš esmės reikia, ir tada atėjus tą momentui, kai turėsiu susitikti su jaunikiu, kaip Evangelijoje girdėjom, arba kai viešpats pasikvies, kad tiesiog liktų didis dėkojimas už tai, kas buvo ir ką gavau, ir didis noras, kad viešpats būtų gailestingas. Linkiu gražaus sekmadienio. Aišku, linkiu visų pirma tikrai savo širdimis, savo mintimis pabandyti sustabdyti save ir paklausti. Nežinom dienos ir valandos, yra paskutinė valanda gyvenime. Ir turiu paskutinę valandą. Kas ateina į galvą, ką permastau, ko noriu, ko nepadariau, ką dar norėčiau padaryti. Ir kas tai trukdo, kad gyventume čia ir dabar. Su visu tuo, ką turim, kaip galim. Kad visą tai priimtume kaip viešpaties dovaną, kad ir kur bebūtume ir su kuo bebūtume, su sunkumais ir liūdesiu. Ir kad žinotume, jog viešpats, kuris pasirūpina padangių sparnuočiais, tikrai pasirūpins ir manim. Bet man reikia žengti irgi žingsnį link jo ir link savęs. Gražaus ir Dievo palaiminto sekmadienio.